kas svarbiausia renkantis trąšas pavasarį ir kaip taisyklingai ištręšti. Po skarifikavimo ir sugriebimo labai svarbus etapas – vejos patręšimas. Mes privalome pavasarį gerai pamaitinti ir duosime pakankamai daug azoto tam, kad paskatinti lapų augimą, fosforo, kad sustiprintume šaknis ir kalio, kad krūmytųsi daugiau ir tankėtų visa veja. Ypatingai tie, kurie turite daug samanų vejoje, tai naudokite trąšas su geležim. O trąšas galite įsigyti e.nuvaseeds.lt. Todėl, kad tai yra labai patogu. Aš internetu galiu užsakyti ir man pristato į namus. Ir viskas, ir naudoju. Trąšos norma paprastai apie 2-3 kg arui. Tai galite pasiskaičiuoti, kiek turite vejos ir žinosite, kiek trąšos nusipirkti. Kad tolygiau patręšti, rekomenduočiau eiti sklypą išilgai, o paskui tręšti statmenai. Tolygiai, gražiai, bužalė. Liko paskutinis darbas nusišluoti trinkeles, nes jeigu paliksite, gali trąša palikti dėmelę. Pajungsiu laistymą, kad greičiau pradėtų veikti trąša ir aš sezonui pasiruošęs. Gražus sezonas bus.